Na, o mano iš esmės misija yra tokia daugiau papasakoti apie agrokoncerną. Iš tikrųjų, esu labai dėkingas, kad atvažiavot. Smagu, kai žmonės yra žingeidūs, nori kažką pamatyti, sukurti savo smagius dalykus. Taip pat noriu padėkoti agrokoncerno visos grupės žmonėm, kad mes galim pristatyti savo tokius kūrinius, kuriuos mes turime iš tikrųjų gerus, verčiančius susimastyti ir prisitaikyti savo ūkiuose, savo bendram gyvenime. Lygiai taip pat esu dėkingas ateities ūkio komandai, nes daug tenka jiem atlikti įvairiausių eksperimentų. Iki šiol tai buvo daugiau mažiau su augalais susijusi veikla, tai yra tiksliasias technologijas bandydavom, skaičiuodavom, kiek kas paveiks, kiek mes galim prisitaikyti savo. O iš tikrųjų tai dabar gimsta nauja era, kaip ką tik minėjo Ramūnas, aiškiai, kad mes turim potenciją, norą ir galimybės judėti pirmin su gyvulininkystė. Tai dauguma vis viena čia susirinkę žmonės, jūs turite dviejopą atskaitomybę ir augalus auginat, ir lygiai taip pat gyvulius, bet iš esmės tai taip kaip ir mes. Čia rašau mūsų tikslai, tai yra ir jūsų, ir mūsų. Nes iš esmės visi mes norim efektyviai sukurti pridėtinę vertę. Kai mes sukursim pridėtinę vertę, mes turėsim stipresnius ūkius, tvaresnę veiklą, sveikesnį produktą ant savo stalų. Nes kaip mes negaminam kitiem, mes gamindami kitiem iš tikrųjų gaminam ir savo. Na ir kas dar svarbu turbūt yra, tai mums visiems reikia įrodinėti Lietuvos žmonėm ir visam pasauliui, kad mes iš tikrųjų esam darbštus, tvarkingi ir kuriantis būtent efektyviai pridėtinę vertę. Na, o ką agrokoncernas prisideda prie šitų veiklų? Tai pirmiausia yra pas mus inovacijų ir tyrimų centras. Tai yra su augalais kol kas buvo bendra darbai, bet darysim ir naujas gyvulininkystėje, bet tai yra eksperimentinė praktika, kur mes visus produktus šiandien atvežtus į savo krepšelį jau kuriam sistemas, kaip padaryti geresnį produktą. Tai yra kaip sukurti vėlgi pridėtinę vertę, nes vienas produktas jis nieko negali. Produktų visuma, produktų technologinių sprendimų visuma, jinai duoda tam tikrus rezultatus. Tiksliųjų technologijų skyrius dar vienas yra, kuris iš tikrųjų žemdirbiam leidžia tiksliau padaryti darbus, sutaupyti pinigus bei įdedamas medžiagas. 247, kai reiškia 2 skyriai dirba savo veiklomis, tada mums reikia kažkaip visą tai pasinaudoti. Kad galėtumėt žemdirbiai mėly pasinaudoti, mes turim Agro 247, tai yra kompiuterinė programa, kurioje daug yra įrankių vėl kaip dirbti tiksliau. Na ir ateities ūkis, kuriame mes šiandien esame, jau mes turime kitą lygį, kur ką sukūrėm, bandom patikrinti, ar tikrai taip yra, kaip mes darom, kaip planuojam, nes kartais tas pats darbas padarytas vieną savaitę vėliau ar anksčiau, jis duoda visai kitą rezultatą. Ir kitas dalykas, ateities ūkis pereina į gyvulininkystės didelę kryptį, kurioje analizuojant pašarus, analizuojant medikamentus, analizuojant visus kitus dalykus, kurie susiję yra su pašarais, tai vėlgi galėsim pateikti žemdirbiams vienokį ar kitokį sprendimą. Ir visi tie darbai eina per agroambasadorius. Mes agroambasadoriais vadinam visus savo žemdirbiškuosius klientus. Tarp jų dar turim sukūrę klubą, kur yra mažesnė bendruomenė ir stengiamės viską pabandyti jau savo ūkiuose ir pateikti savo kaimynams, parodyti, kur yra nauda, kur nėra nauda. Na ir agrokoncerno ūkiai, tai buvo pati pradžia visų mūsų mokslų, ką mes girdėdavom iš užsieniečių, ką jie sako. Sakom, bandom,
palyginsim, galėsim pasakyti žemdirbiams. Tai vat agrokoncerno pagrindas ir yra, kad bendrai kurti tam tikrus uždavinius, kad visiems būtų nauda. Tai grįžtant vėlgi prie agrokoncerno ūkių. Tai jeigu mes šiandien kalbam apie gyvulininkystę, mes turim iš esmės pieno ūkį, tai paėmęs skaičius, radau gerus ir įdomius sprendimus, kad iš tų 4000 apie 4000 melžiamų karvių turėjom rezultatą 23 metų sausio mėnesį, buvo iš karvės melžiama 31 litras pieno. 23 vidurkis padidėjo 12%, 35 litrai. 24 metų visų metų vidurkis 38 litrai, dar prisidėjo apie 10%. Ir dabar 7 mėnesių šių metų yra jau 41. Ir aš klausiau, kaip jums tai pavyksta padaryti. Tai taip kaip ir visiems žemdirbiams. Pirmiausiai reikia daryti, antra turėti gerą komandą, o tada ir eiti su visais kitais sprendimais pirmin. Tai pagrindiniai dalykai turbūt yra, kad sveiko ūkio suformavimui reikalinga gera genetika, reikalingi geri pašarai, reikalinga geras racionas ir lygiai taip pat galvijam gera aplinka. O kad visą tai padaryti, reikalinga daryti ir turėti komandą. Dabar iš kitos pusės, kas tas yra tie 20 ar 40 litrų, aš suprantu, kad čia yra daugiau, kaip čia pasakyta, poreikiai, bet jie vien tik tais per vieną vietą negali būti sprendžiami. Tai reiškia, kad gyvūnas gyventų, jam reikalinga tam tikra energija, taip kaip mums reikalinga, kaip reikalinga bet kuriam gyvam padarui reikalinga energija, kad šilta būtų, kad galėtum stovėti ant kojų ir kad galėtum kažkokią produkciją sukurti. Tai 20 litrų reikalinga grubiai apie 100 megadžiaulių energijos. O jeigu jau 40, reikia 160. Tai iš to ir gaunasi, kad susidėti į patį racioną baltymai, jeigu 20 litrų nori melžti. 20 litrų tarp kitko yra įdomus dydis. Tai yra 6 tonos iš karvės per metus. Tai kas vyresni žmonės turbūt atsimenat dar ankstesnius laikus, kai gaudavo fermose tam tikrus apdovanojimus, kad per metus turi iš karvės išmilži 4 tonas. Tai čia kalbam apie 6, o kaip matėt, mūsų ūkiuose jau yra virš 40, tai reiškia baltymų reikia grubiai 4 kg, krakmolo 6 kg, mineralų reikia vėlgi daugiau, ląstelienos reikia daugiau, riebalų, nes bet kokiu atveju tas derinys turi būti toks, kad viskas tilptų į būtent 24 ar 26 kg sausų medžiagų per parą, nes karvė daugiau suėsti negali. Mes galėtumėm daugiau didesnę krūvą padėti, bet dėja taip mes padaryti negalim. Dabar kaip čia gaunasi teoriškai? Tai teoriškai yra taip, kad vis dėlto, ką sakiau, 160 ir 100 reikalinga energijos vienetų, tai paprastai pas save kiekvienas ūkis užsiaugina tie, kurie mažesnius primilžius turi, dažniausiai žolę tik augina, o stipresni ūkiai turi dar ir kukurūzų. Tai mes pagal tai paskaičiavom, kad pagal dienos racioną niekaip neišeisi, jeigu nori tokius derlius turėti, tokį produktyvumą, kad reikalinga sausom medžiagom vėl koncentruotų pašarų, kuriuose yra ir mineralinės medžiagos, ir baltyminės, ir visokie kitokie dalykai. Tai reiškia, mažiau melži, mažiau duodi kombinuotų pašarų, o jeigu jau 40, reikia 8,4. Kas tas yra sausos medžiagos, tai čia bus panašiai 15% daugiau, nes paprastai koncentruoti, kombinuoti pašarai yra apie 14%, tai būtų 10 kg, čia apie 5 kg. O su būtent silosu yra apie 3 kartus, nes apie 33%. Tai va, tai kad tos koncentruotus, kombinuotus pašarus ir visokius kitokius galėtume mes pateikti rinkai ir lygiai taip pat šitam karvių kompleksui,
Mes, kaip jau minėjo prieš tai, Kretingoje gamykla, kur yra vietos 7000 tonų žaliavom ir 4000 pagamintai produkcijų. Tai realiai yra visas mėnesio ciklas vienoje vietoje. Šalia yra agrokoncerno grūdų elevatorius, kuriame yra, kiek aš pamenu, apie 90 000 tonų galima susandėliuoti vėlgi grūdų. Taip, gamyboje svarbu yra kokybė, nes vienas iš dalykų, kur aš girdžiu, kai žmonės sako, o kaip su ta kokybė? Tai su ta kokybė yra laboratorija, kad kokybė nustatyti, kaip nustatyti yra reglamentai ir kaip ir mums viskas aišku. Dabar pati gamyklos schema yra tokia, kad atvažiavus žaliavom, susandėliuojama, žaliavos yra tyriamos vieną kartą, antrą kartą tyriamos po malimo, trečią kartą, kai patenka įvairūs priedai, tada yra granuliuojama, atvėsinama ir vėl tyriama, kas per produktas yra padedamas į žaliavų sandėlį. Ir be abejo, kai atvažiuoja pas klientą, tai yra pas jūs, irgi yra tyriama. Taip, kad nėra kur pabėgti, jeigu nori turėti klientą. Kodėl tiek kokybės yra mechanizmų? Vien todėl, kad mes dirbdami jau 30 metų su klientais žinom, ką tai reiškia kokybė ir ką tai reiškia, kai turi prastos kokybės. Tai šitoje vietoje galit būti garantuoti, kad mes niekur nuo jūsų užsibrėžtų tikslų nenueinam. Kitas dabar dalykas, kas per paslaugos. Tai yra kombinuoti pašarai, yra žaliavos, kas gaminat pas save kombinuotusius pašarus ir reikalingi žaliavo lygai. Taip pat mes turim prekyboje spec pašarų gamybą turim, tai tada pašarų gamybai skirtos medžiagos ir lygiai taip pat turim technologus, nes džiaugiuosi, kad komandoje yra žmonės tie, kurie daug metų dirbo ir turi daug patirties, kaip daryti, kaip gyvūnus netgi ir šerti, yra specialistai, technologai, receptūrininkai. O kas toliau į patį tą jau gilumą, tai yra įvairiem galvijam, jų amžiui pašarai, tada yra kiauliam, tada yra paukščiam, vitamininiai priedai gali būti. Dar viena naujiena ta, kad nuo praėjusių metų mes susidraugavom su kompanija Bunge. Mes Lietuvoje Bunge vienaip įsivaizduojam, o iš tikrųjų yra viena didžiausių pasaulio įmonių, kuri baltyminius priedus gamina tokiu pajėgumu, kuriuo aš nelabai galiu įsivaizduoti. Įsivaizduokim, kad 205 000 tonų pagaminama per vieną parą produkcijos. 205 000 tonų. Tai kas mus įgalina vėlgi stovėti tvirtai ant žemės ir pateikti Lietuvai, o dar turiu pristatyti ir komandą. Tai Kretingos vadovas yra Antanas Lapė, technologas Artūras Gimbutas. Turbūt šitie žmonės yra daugam pažįstami, taip pat pažįstami yra jau kelinti metai pas mus dirba ir Asta Andrikienė ir Benas Šetrauskas. Tai lankstinukuose yra jų kontaktai, kviečiam būti aktyviais ir naudotis mūsų paslaugom. Kitas dalykas yra nemažiau aktualus, kad mums gerai dirbti, reikia bendrauti su ūkininkais. Tai tikrai kviečiu ir reaguosim į visus mūsų kartu nuveiktus darbus ir eisim į priekį. Tai ačiū jums visiems.